Kaip sumažinti stresą? Antroji dalis. Taigi 6. Naminiai gyvūnėliai. Prisiminkite, kai jūs pareinate iš darbo ar parvažiuojate iš kažkur, kaip jūsų laukia tie naminiai gyvūnėliai. Ir tas buvimas kartu su jais, tas rūpestis tuo gyvūnu, pasiėmimas ant rankų, glostymas jo, kiek suteikia jums pozityvių emocijų. Ir tai mažina stresą, taip pat ir kortizolio lygį. 7. Tai yra dėmesys savo. Tai kompleksų mažinimas. Kiekvienas mes iš vaikystės atsinešame mums susikurtus kompleksus, kai mūsų nepriėmė, mūsų nemylėjo, neskyrė tiek dėmesio, kiek mes norėjome. Ir mes patys išmokstam savęs nepriimti. Ir tada mums kyla noras įtikti tiems žmonėms, būti geresniais ir pasirodyti, kad aš esu kažko tai vertas ar verta. Taigi, pavyzdžiui, mūsų tėvai pastoviai mūsų auklėje arba kiti suaugę žmonės, tada bandykit nuo jų atsiriboti. Kalbant telefonu, pasakykit, aš turiu eiti baigti virti sriubą arba išdžiaustyti skalbinius. Bandykit surasti priežasčių, jeigu jums nėra tas pokalbis malonus, atsisakykit jo. Arba jeigu tiesiogiai bendraujat, ieškokit priežasčių arba mokykitės pasakyti ne. Taip brėžti taip pat ribas kitiems žmonėms. Tai pradėsiu jūs labiau gerbti ir mažinsit šitaip stresą. 8. yra malda. Jeigu jūs esate tikintis, melskitės, o jeigu ne, tai tada atlikite meditacijas arba susirašykite afirmacijas, kurias kartotumėt kiekvieną dieną, kad įgautumėt stiprybės ir pasitikėjimo savimi. Dar prie to labai padeda kvėpavimo praktikos. 9. tai yra mityba. Daugiau baltyminių produktų. Nebūtinai pieno produktų, bet baltymai tai yra ankštiniai, lęšiai, mėsos patiekalai, vaisiai, daržovės. Vaisiai turi būti vidutinio arba mažesnio glikeminio indekso, o glikeminis indeksas tai yra, kai jūs suvalgytas maisto produktas, pavyzdžiui, vaisius, per 2 valandas nuo jo suvalgymo kiek pakelia cukrų kraujyje. Tai naudokite mažesnio glikeminio indekso vaisius. Pilno grūdo produktus, kad jie netaip greitai pakeltų cukraus kiekį kraujyje. Omega-3 riebiąsias rūgštys, kad taip pat reguliuotų uždegiminius procesus kūne. Probiotikus, prebiotikus, kad stiprintų taip pat jūsų žarnyną, bet pirmiausia, tai reikia, kad prieš naudodami kažkokius tai papildus jūs išsivalytumėt žarnyną ir kepenis. Na, o jeigu norite daugiau sužinoti, kokius produktus konkrečiai naudoti, kokiam dozėm ir kokias maistinės medžiagas ar papildus vartoti, kaip įsivalyti žarnyną, tada sekite mane ir sužinosite.